parduodamas vienkiemis Pacių kaime Jurbarko rajone. Aplinkui plotas tokiom eglaitėm apsodintas nuo vėjo 40 beveik arų, 39, ar ne? O namas kvadratų yra 86 berods. Einame pažiūrėti. Stogas yra keistas 14 metais, tai dar kurį laiką nereikės pergyventi dėl to. Šulinys padarytas vandentekis, kanalizacija yra, kaip sakant, ateini ir gyveni ir remontuojasi kiek patinka. Tai va. Čia va yra dujinė nuo baliono, čia balionas stovi, pečiaus pasišildyti. Čia va kambarėlis va toks, kaip valgomasis, čia kaip ir lova dar yra. Čia matyt lova dėl to, kad čia būna šilta, kada pakūreni, tai būna šilta šitoje vietoje. Taip, dabar einam čia. Va, kaip sakiau, yra tualetas, šitas šildytuvas vandens, dušas. Va, kanalizacija čia va pro langą, jeigu pasižiūrėsit, va yra šulinys kanalizacijos padarytas. Einam toliau. Pažiūrim, kaip kambariai atrodo. Čia va tokie va krosnis, pečius, kaip sakant, šildymui. Langai plastikiniai. Iš tikrųjų viduj šilta. Čia dar yra apšiltintas iš lauko, yra vata dėta. Po šitą apdailą yra akmens vata, ar tai stiklo, ar tai akmens vata dėta, vienu žodžiu, šiltinimas yra iš lauko. Tai va. Tai čia pagrindė du tokie kambariukai, galima sakyti 3, todėl kad va ten už virtuvės dar toksai yra va kaip kambarėlis. Tai jeigu reikia jums 3 kambarių, ai, net 4. Va. 3 kambariai. Ir ten mažiukas 4 gaunas. Supratau. Čia apdaila drožlinėm. Tai čia, kaip suprantu, galima tapetuoti ar kažką daryti, kas patinka. Nebent patinka drožlinė plokštė, tai galit palikti. Tai va. Ir čia pečiai, kaip suprantu, yra 3. Krosnis, koklinis ir ten koklinis. Tai va. Einam apžiūrėsim dar aplinkui trumpai ir judėsim į kitą objektą. Stengiasi tiesiai laikyti, nes jisai būna nušoka. Jau tiesiai. Tiesiai. Taip. Čia randasi tas vienkiemis maždaug vidury laukų, bet labai gerai, kad va tos eglaitės yra, vėjo beveik nesijaučia. Toksai vos vėjukas, o tik išeini iš to, kaip sakant, ploto, iš karto stingdantis vėjas toksai. Čia dar virtuvėlė tokia, va yra kaminai apskardinti su indeklais, vienu žodžiu. Čia jau pats savo sodyboj dariausi kaminą su indeklu, tai sumokėjau 1000 eurų vien už kamino viršų su indeklu, kad įdėtų. Tai čia, kaip sakant, stogas ir kaminai jau pergyventi nereikės, ateini gyveni savo, kaip sakant, viskas funkcionuoja. Čia nebent pasikeisti kai kurias ten papuvusias lentas apdailos ir tiek.
yra dar. Ir šiltnamiukas ten. Va. Galim pasižiūrėti, kas už tvarto yra. Man labai įdomu, einam pasižiūrėti. Nebuvau, dar nežiūrėjau. Elektra trifazis. Kaip visada už tvarto būna gėrio pridėta pas kiekvieną. Bet čia jau visur taip turbūt. Tai turbūt būtų tiek, jeigu domina Batsių kaime Jurbarko rajone troba, kur ateini ir gyveni, tai skambinkit, telefono numeris yra profilį ir tarsimės dėl kainos, viską, kaina yra derinama, lankščiai ir čia jokių problemų. Svarbu, kad tiktų ir patiktų. Atvažiuokit, žiūrėkit, tarsimės ir tiek. Nu. Dar nepasakiau, įsimokėtinai galima pirkti. Tai dėl kainos įsimokėtinai skambinti, tartis reikia ir apskritai dėl kainos tartis atvažiuojat, apsižiūrit, dėl apžiūros tarkitės ir nupirksit.